Čia Stas TV. Rodysime 4. filmą. Apie numizmatiką dabar noriu pašnekėti. Na, numizmatika, kaip mano istorija, buvo irgi nuo pat pradžių, nuo pat vaikystės, monetos, viskas. Bet va, maždaug 98 metais Vladas Narbutas mano tokį daugiau iš jo kaip numizmatikos įsigijau. Pradėjau po truputį smarkiau domėtis. Maždaug 2006 metais toks buvo kitas kolekcionierius Jonas Baškys, monetų kolekcionierius. Nu, jis sako, eik į klubą. Aš jau ten daug metų nebuvau klube, nes Šiauliai mažas miestas, bent jau pašto ženklų tikrai ten žmonių nėra. Na, bet pasirodo monetų, antikvaro, ten gana didelis pasirinkimas yra, apie 50 žmonių tas monetas renka. Na, aišku, suprantama, ten sidabras, auksas, brangus metalai, ten vienu žodžiu daug kas tom užsiima. Tai va, 2007 metais 300 monetų įsigyta, bet ypatingai vėl įsiskiria 2008 metai. Ypatingai va, tokie turtingi, iš 10 000 litų, kur išleista buvo kolekcijom, 6 000 vien ant monetų, ant brangių, sidabrinių. Na ir dabar va, suformavau kažkur apie 1000 monetų kolekciją. Na, aišku, nėra labai įspūdinga, bet jinai kažkiek pakartoja mano pašto ženklų kolekciją, tai pasaulio valstybės, 19 amžius. Aišku, yra, pavyzdžiui, kitas, va, norėčiau paminėti žmogų Henrikas. Jisai vienas iš didžiausių Šiaulių kolekcionierių, jisai va renka, pavyzdžiui, vien kaltinukus, vadinamos Lietuvos ir Lenkijos monetas, Žečpospolitos laikų. Pas jį labai įspūdinga, labai daug įvairiausių ten variantų, viskas. Aš kiek bandžiau, aišku, atkurti, su juo net, sakau, muziejai negali susilyginti, tiek jisai turi prisikaupęs. Na, pati numizmatika, apie monetas galiu pašnekėti, labai senas kolekcionavimo menas, galima sakyti. Pašto ženklai tik tai 19 amžiaus viduryje atsirado, o pirmosios monetos išleistos buvo į tokio žymaus veikėjo Krezo. Jau pats jo pavadinimas Krezas reiškia milijonierius, jis turėjo tiek aukso, tiek visko. Va tais laikais buvo tiesiog aukso gabalais renkama, o jis sugalvojo išleisti monetas, savo antspaudą uždėti ant aukso gabaliuko. Tai buvo 700 metai prieš mūsų erą. Nu, neįsivaizduojame, 2700 metų monetoms, o tokio senumo, aišku, tokio senumo labai brangiosios, labai sunku jų gauti, muziejus turi. Pas mane seniausia pakol kas yra 1490 metai, aš, pavyzdžiui, netgi Vytauto laikų monetos negaliu gauti, sidabrinė Vytauto laikų moneta 1000 litų kainuoja iš karto. Na, bet sakau, aš nuo 7-8 metų, 5 metai jau tik rimtai va taip renku, taip, kad dar viskas prieš akis. Tikiuosi surinkti daugiau. Na, vienu žodžiu pradėsiu nuo pačio pirmo numizmatikos albumo. Čia yra dabartinės pasaulio valstybės. Na, čia, aišku, va išsiskiria lietuviškos monetos proginės. Va čia šitas kaip kamoliukas yra Europos čempionatui skirtas, čia Baltijos keliui. Na, vienu žodžiu apie tas proginės, o norėčiau atskirai papasakoti. Na, suprantat, kur dabar leidžiamos, pavyzdžiui, sidabrinės lietuviškos proginės specialiuose dėžutėse, bet čia grinai kolekcionieriams, jis netgi nėra monetas. Pavyzdžiui, su tokia va dėžutė, tu nueik į turgų, pasakyk babuliai, duok man už tas monetas ką nors pavalgyti. Niekas tau neduos, nes suprato, čia tos monetos grinai kolekcionieriams vartojamos. Tai išleista 500 vienetų vien per tą nepriklausomybės Lietuvos laikotarpį. Visos brangios. Pavyzdžiui, Šiauliuose net jų nėra kur pirkti. Yra Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos valstybiniai bankai, kur ten ribotą kiekį, keletą šimtų numeta tiem kolekcionieriam už šimtus, auksinės 1000 kainuoja. Čia, sakau, grinai spekulacijos. Aš tokiais dalykais neužsiimu. Čia pas mane monetos yra ne proginės, bet
apyvartinės, va taip galim pasakyti. Ir va čia, jeigu matosi, va, litukas yra jau išėjęs iš apyvartos, pačiais pirmaisiais nepriklausomybės metais buvusi moneta. Na, o daugiau eina čia eurai, eina visokios naujos valstybės, Makedonija, Bosnija, Slovenija, Slovakija, yra buvusios Tadžikija, Uzbekija, Kirgizija, buvusios Sovietų Respublikos, Karabachas, Azerbaidžanas, vienu žodžiu, tokios va. Na, čia čia yra jau tradicinės Europos valstybės, vokiškos Deutschmarkės, prancūziški, šveicariški, Austrijos pinigai. Nu, bet dabar sakau, dabar jau visa tai istorija, dabar visur yra eurai. Na, ypatingas, aišku, įsiskiria, va čia yra Vatikano popiežių monetos ir San Marinas, nykštukinė valstybėlė tokia. Na, čia yra visos kitos Europos valstybės, na, iš kurių va šita va Andora, nykštukinė, Monakas, va tokios. Yra čia Malta, Liuksemburgas, Kipras, nu, Švedija, Suomija. Čia yra buvusios socialistinės. Lenkija, Rumunija, Bulgarija. Na, va čia va jau įdomesnės. Čia yra Okeanijos įvairios salelės. Naujoji Gvinėja, Okeanijos, Polinezija, Prancūzų Okeanija. Čia va angliškos karalienės pažymėtos, va parodysiu kitą pusę va įdomiai. Čia yra Australijos kengūra ir nandų herbai. Tai va čia yra Australijos kengūra, Australijos strutis, Australijos herbas, čia yra Naujosios Zelandijos kivis herbas. Nu čia Fidži kažkoks audronaša, paukštelis toksai. Na čia yra Karibų keletas salų. Aruba, Bahamai, Trinidadas. Na čia yra toliau, yra Šiaurės ir Pietų Amerikos įvairios valstybės. Amerika, Meksika, Nikaragva, Brazilija, čia pačios įvairiausios. Na čia Azija prasideda, įvairios Azijos valstybės. Nu, čia vienas didžiausių Nepalas, čia yra Butanas, Bangladešo tigras, Birmos irgi kažkokia skulptūra, tokie gana įvairūs Emiratai, Jemenas. Na, va čia įdomesnės yra, čia yra Kinija pati, čia yra Hongkongas, jau Kinijos Hongkongas, čia yra Rytų Timoras, irgi nepriklausoma tapus ir Makao, buvusi Portugalų kolonijos irgi nepriklausoma. O čia yra Taivanis, irgi Kinijos dalis, bet dabar nepriklausoma. Nu čia Pietų Korėja, Japonija, o čia Šiaurės Korėja. Na ir prasideda čia tam pačiam puslapį Afrikos truputį valstybių. Ir va čia paskutiniam puslapį vien Afrika, irgi daugybė tų valstybių, gan dar nemažai trūksta. Čia tokia antilopė šokanti, čia per vienas randas pietų Afrikos valiuta vadinama. Nu, iš tokių retesnių Svazilendas, Lesoto tokios nykštukinės, Mozambikas, Angola, čia sakau, daugybė, virš 50 yra ir toli gražu ne viskas dar surinkta. Nu, čia yra senosios, nu, seno pasaulio, tai pasakys, albumas. Nu, prasideda nuo smetoninės Lietuvos monetų, ypatingai va šitą va išsiskiria Smetonas jubiliejų, pati brangiausia. Nu, svyruoja kaina apie 200 litų, apie 150. Čia taip pat yra Latvijos 5 latai. Na, 5 latai, galiu pasakyti, gana didelė valiuta, nes tais laikais jinai kainavo 5 latai apie $7. Dar brangesnė netgi už dolerį buvo. Tos Estijos yra krona. Nu, va čia yra grinai Lenkijos.
bet vadinama Lenkija sanacijos laikotarpį. Čia va, matote Pilsudskio portretą. Taip sakant, žymusis prezidentas kaip Smetona ten buvo Lenkijos. Na, čia sidabrinės serijos iš 3, 2, 5 ir 10 zlotų. Na, čia dalis yra Austrijos imperijos monetų, dalis sidabrinių, dalis jau karo laikų. Čia va šita, va, pavyzdžiui, yra 43 metų fašistinė Vengrija, šita irgi Rumunija 41, fašistinė Rumunija buvo, bet jos kai buvo vokiečių satelitais. Na, čia 19 amžiaus Prancūzija. Na, čia didelė tokia moneta, 5 frankai sidabrinė. Ir čia galiu pasakyti, jau 19 amžiuje buvo įvestas toks standartas. Nu, carinės Rusijos rubliai buvo va, tokio dydžio ir Anglijos kraunai. Ir visas tas standartas kilęs iš vokiečių talerio. Netgi pats dolerio pavadinimas vaidomus yra kilęs iš vokiško talerio. Į doleris buvo vadinama iš pradžių Anglijos moneta, kraunas, liaudiškai doleris, ir paskui jau Jungtinės Amerikos valstijos tavo pasisavino pavadinimą. Na, čia be sidabrinių yra keletas svarinių monetų. Čia va yra Napoleonas, Louis Napoleonas III. O va čia va yra Prancūzijos mergelė, Respublikos simbolis. Na, čia yra Italijos, Ispanijos 19 amžius. Čia Italija va, 1861 metais, kai susikūrė, ir čia yra Emanuelis, Viktoras Emanuelis, karalius pirmasis Italijos. Na, va šitą va galėčiau paminėti, čia yra popiežiaus sritis. 1877 metais tik buvo priimtas prie Italijos, čia vienas iš popiežių, moneta Soldis vadinasi. Na, čia likusios Europos valstybės, nu, išsiskiria, aišku, vėl 5 frankai, čia Belgijos karalius, Belgijos sidabrinė didelė moneta, keletas smulkesnių, Nyderlandai, va čia jau prasideda Švedija, Švedijos 1 krona. Na, čia va tos kitos varinės yra iš Danijos, o, pavyzdžiui, va šita jau 1812 metai, varinė moneta švediška jau iš tokio ankstyvesnio periodo. Na, čia yra Afrikos ir Amerikos monetos. Na, va šita įsiskiria, čia yra Transvalis, Pietų Afrikos būrų respublika, kuri tapo, nu, Olandų palikuonis būrai buvo, kuri 1900 metais anglų būrų kare buvo užkariauta Anglijos tik tai. Va čia va labai įdomi moneta, liūtas. Nu, rašmenis nesuprantami, tai Etiopijos liūtas, karalius liūtas. Jisai neša letenose skeptrą su vėliava Etiopijos. Viena iš, nu, galim sakyti, netgi vienintelė nepriklausoma Afrikos senoji karalystė, išlikusi visą tą laiką. Na, va, jos sidabrinis pinigėlis. Na, va, čia va, galim paminėti va, Braziliją. Irgi sidabrinis pinigėlis, 1869 metai. Tokie gana senas dalykėlis. Na, va, čia yra Azija, senoji Azija. Čia negaliu pasakyti, kai grinai 19 amžius. Va, čia va išsiskiria Japonijos drakonai, Persijos liūtai, Sijamo, Turkijos Osmanų imperija. Tai va čia norėčiau papasakoti truputėlį apie įvairias rūšis monetų, nes monetos jau tikros apyvartinės dabar jau nebe tas. Prileista yra visokiausių atmainų. Va šita, pavyzdžiui, Kinijos kopijos vadinamos. Nu, liaudiškai fuflekai, nes jos yra balto nikelio metalo, jos sidabrinių monetų kopijos. Iš prasto metalo iš karto matosi. Va šitas yra falsifikatas, liaudiškai falšiakas.
Čia yra vokiško talerio kopija, bet jau grinai falsifikuota, jinai pasendinta specialiai, kad apgaudinėti jau čia. Pavyzdžiui, nuo šitų jos skiriasi, kad jos, yra kopijos, jos kainuoja keletą litų, jos neskirtos apgauti. O šita, ir va dar viena rūšis, va šita va moneta yra naujadaras, navadėlas vadinamas. Čia į tų senos monetos, vienos jenos 19 amžiaus kopija. Tai va tikroji jena yra sidabrinė, va tokio dydžio sidabrinė, grino sidabro. Tai va čia yra varinė padengta sidabro plonų sluoksniu, bet tai yra išleista pačioje Japonijoje ir tas naujadaras oficialus. Bet, pavyzdžiui, carinė Rusija dabar prileido grinai sidabrinių monetų kopijų ir kurios sunkiai atskiriamos, bet jų jau falsifikatų negalima skaityti, nes jos yra kopijos vis dėlto, bet iš grino sidabro. Nu va, keliaujant toliau, čia jau eina 18 amžius. O čia yra labai graži sidabrinė moneta Austrijos imperijos. 1740 metų, tais laikais valdė Luiza Tereza, Austrijos imperatorienė. Va, apie šitą pašto monetą norėčiau atskirai pasakyti. Tai yra Vengrija, 1705 metai. Nepaprastai reta moneta. Vienu žodžiu, Vengrija buvo užkariauta turkų Osmanų imperijos. Apie 1700 metus jinai atiteko Austrijai, kaip tipo išvaduotojai. Na, tipo panašiai kaip Lietuva. Jie išvadavo Austriją ir pasėmė tą. Tai va tais metais, 1705 metais vyko vengrų kurucų sukilimai. Į kunigaikštis buvo Ferencas Rakocis. Į keletą metų to sukilimo metu Vengrija buvo nepriklausoma. Tai va šita moneta buvo tik tai keletą metų egzistavo. Paskui vėl Vengrija buvo okupuota Austrijos. Na va čia labai graži sidabrinė moneta Gustavas Adolfas III, švedų karalius. Sidabrinė moneta 1/12 riksdalerio apie 1700 metus. Va šita moneta, čia jau mažiau matysis ant jos pavaizduotas Šventasis Kristoforas, Vilniaus herbas dabartinis. Tai va šitoji moneta yra varinis daleris, apie 1717 metai, o riksdaleris tipo jau sidabrinis daleris pasidarė. Na va, čia jau monetos 16 netgi amžiaus Švedijos iškastinės monetos, jau jos skirtos 1660 metai, būtent tais metais Švedija užpuolė Lietuvą ir Lenkiją, okupavo. Čia daniškos monetos irgi 1700-1600 metai. Šitos monetos aš netgi negaliu iššifruoti, netgi katalogų tokių nėra. Tai gali būti apie 1608 metai. Nu ir va dar viena monetėlė, iš viso čia romėnų moneta. Nu, romėnai, kaip matot, nelabai tema, katalogų nėra, sugaudyti sunku. Čia Henrikas, monetų prekeivis Vokietijoje, parsivežė visą saują. Nu, labai sunkiai, bet aš vis dėlto sugaudžiau, kad čia yra Konstantinas III. Konstantinas I tai buvo Romos ir Bizantijos imperijų įkūrėjas apie 3 amžiuje mūsų eros. Nu, Konstantinas III kažkas jo palikonių, tai va 300 metai mūsų eros, viena iš seniausių mano kolekcijos dalių. Nu va ir čia jau pabaigai, čia yra Žečpospolita, būtent Lietuvos Lenkijos monetų kolekcija, nuo pačių pirmųjų iki pačių paskutinių. Kaip matote, tilpo tik į vieną puslapį. Čia yra Aleksandro moneta. Apie 1500 metus. Čia yra Žygimantas Senasis, 1514 metai, sidabrinis pusgrašis. Va šitos visa eilė monetų yra Žygimantas Augustas. Čia yra pusgrašis, denaras ir 2 denarai. 1568-1570 metai. Va šitos va sidabrinės, čia didelė moneta šeštokas yra Zigmantas Vaza,
švedų dinastijos įkūrėjas Lietuvos kunigaikštystėje. Čia yra Šeštokas. Čia yra grašis. O čia yra 3 grašiai. Čia yra 2 denarai. Visos sidabrinės monetos. Na, o čia eina solidai. Irgi tokia smulki varinė monetėlė. Na, kitas buvo bilono, nikelio ir vario mišinys toksai. Tai va šita yra viena iš ankstyvesniųjų monetų. Čia parašyta MDL. Magnus Dux Lituania. Tai skirtas Lietuvai tas solidas ir 1589 metai. Būtent nuo 87 metų Zigmantas Vaza atėjo į valdžią, jau išleido tą monetą. Na, čia šitos monetos pavadinimas yra Draipölkeris. 1/3 grašio ir jinai skirta Rygoje išleista. Bet skirta Lietuvai. Tai va, čia dabar eina Jonas Kazimieras Vaza, dar vienas švedų dinastijos įkūrėjų ir jisai monetas leido 1650 metais, labai sunkiam laikotarpį, kuomet buvo užpuolę švedai. Tai va šitas solidas yra Lenkijos solidas. Čia yra solidas lietuviškas su vyčiu. Čia yra solidas netgi gautas vytis, bet yra apačioj elnio galva tokia. Tai yra Kauno Laidos solidas. Šitas solidas Rygos miesto. CR solidas Livonijos. Livonija, na, tuomet irgi priklausė iš dalies Lietuvai. Šitie solidai yra švediški. Gustavas Adolfas ir Kristianija, bet būtent jie ėjo Lietuvos Lenkijos teritorijoje, nes buvo švedų okupuota keletą metų. Na, čia jau sidabriniai stambus pinigai, aortas vadinamas. 1/2 talerio. Na, taleris didžiulė jau sidabrinė moneta labai reta. Čia yra šeštokas, sidabrinis šeštokas, bet jis yra herbas pavaizduotas ir Lenkijos erelis ir vytis kartu. O čia va, ant šitos monetos pavaizduotas vien tik tai vytis. Tai yra šitas šeštokas skirtas grinai Lietuvai ir nu, apie 1000 litų geros kokybės kainuotų. Na, čia yra solidas. Solidas iš to paties laikotarpio. Draipölkeris Ryga, 1660 metų. Čia dar vienas šeštokas. Čia Jonas Sobieskis, 1680 metai. Na, šitas karalius pasižymėjo to, kad jisai 1686 metais išvadavo vieną, padėjo išvaduoti vieną iš turkų ir padėjo galą turkų viešpatystiai. Paskui jau Austrijos imperija išsiplėtė, imperatorius Austrijos imperijos pažadėjo jam savo dukrai žmonas, bet paskui, kai išvadavo jisai vieną, jam nebenuskilo, atsisakė savo pažadų. Na, čia jau sekantis karaliai, čia moneta Augusto Sakso, Saksonijos dinastija, buvo keletas karalių. Na ir va, viena iš paskutinių monetų, čia yra 3 grašiai, Stanislavas Poniatovskis. Čia yra toks simbolis jo SP vadinamas. Tai va čia šita moneta jau 1775 metai, prieš pat jau Lietuvos pabaigą. Jis Poniatovskis buvo jau Jekaterinos didžiosios Rusijos imperatorės jau favoritas, kaip sakant, naminis šunelis, jis jau nepriklausomybės jau Lietuva mažai turėjo. Ir apie 1790 metus jau Lietuvos istorija pasibaigė monetų. Na va, šitam albume pristatau Vokietiją su visom jos kunigaikštystėm. Va, šita moneta yra šeštokas, Prūsijos šeštokas, 1753 metai. Ir tais metais jau tokie pinigai prūsiški ir Lietuvoje galiojo. Čia yra Achenos sritis, 1758 metai. Acheno miestas netgi atskirai. Čia yra Prūsija, Eseno miestas, 19 amžius. Va, šita moneta gana įdomi yra
1812 metai Vokietijos hercogystė. Nu, Napoleonas tenai jisai kariavo su Rusija ir įkūrė tokią hercogystę, kuri paskui išyro. Čia yra 19 amžiaus Badenas, Saksonija 1862 metai, Prūsija įvairios kunigaikštystės. Va šitos monetos jau 20 amžiaus. Iš viso toks Mendenas miestas mažai girdėtas 17 metai. Na čia Dancigas. Nu Dancigas gana girdėtas vokiškas miestas, paskui Lenkams atitekęs. Nu čia gana solidi sidabrinė kolekcija vokiškų monetų. Čia nuo pačių pirmųjų 73-4 metai, 20, 50, 1 markė, 5 markės. Čia yra du skirtingi valdovai, vienas 19 amžiaus vidurys, kitas jau 20 amžiaus pradžia. Ir tiek, kad įdomu, kad ant šitų didžiųjų monetų jau buvo rodomi kunigaikštysčių pavadinimai. Ant smulkių buvo grinai Vokietija rašoma, ant 5 markių, 2 markių buvo rašomos ten Saksonija, Prūsija, Vokietija. Tai va čia aš turiu tik tai Prūsijas, tos pačios svarbiausios kunigaikštystės, o ten visos kitos labai brangios. Na, va šitos monetos jau yra Veimaro Respublika vadinama, 24 metai, jau po pirmo pasaulinio karo sidabrinės Reichsmarkės. Na, čia yra standartinės monetos iš 19 amžiaus, 1, 2, 5, 10 markių. Čia va šita norėčiau iškart pasakyti, 20 pfenigių, nors jinai nesidabrinė, jinai nikelio, bet labai reta, apie 100 litų kainuoja. Na, va šitos jau yra pokario, taip sakant, 17 metai, 18, 19, aliuminis, geležinis, pfenigiai. Na, va čia netgi aliuminės monetos buvo 500 markių. Monetėlė 23 metų, tais laikais buvo labai didelė infliacija. Čia iš tų standartinių dvi panašios monetų serijos, bet viena yra Rentenpfennigiai, kita Reichspfennigiai. Va čia jau grinai fašistiniai. Fašistinės monetos. Ir va čia va šitos pajuodusios yra cinkinės. Čia yra 41-42 metų grinai karo meto cinko monetos, jos netgi su cinko karbidu buvo daromos. Įva norėčiau dar, kad čia parodytumėt tas svastikas, matot, čia tokios yra. Na va čia sidabrinės monetos iš tų laikų, fašistinės. Irgi va paprastas erelis ir va su svastika, fašistinis erelis. Na va čia sekanti dalis Jungtinės Amerikos valstijos. Na čia aišku gan prastai silaikė, bet čia yra doleriai 19 amžiaus, jie gana vertingi, gana brangus. Čia 1923 metų sidabrinis doleris. Na va čia ypatingas jau 72 metų geležinis doleris. Tokio pat dydžio kaip sidabras, bet jau tais laikais Jungtinės Amerikos valstijos į pačias paskutinės pasaulyje nustojo leisti sidabrą. Per daug brangu tai pasirodė, pradėjo leisti paprastas monetas. Na va čia Kennedy ir Franklinui skirti $0,5 sidabrinio. O va šitas yra Kolumbo jubiliejui skirta, jubiliejinė moneta. Į va šitą prašom kitą pusę parodyti. Toks va gražus laivas, Kolumbo karavelė pavaizduota. 1,8. Na čia smulkios standartinės amerikietiškos monetos. Tik va šitos va yra 19 amžius. Čia įdomiai jos vadinamos daimas. Daimas tai yra 10 centų. Kvoteris, kvater dolar, $0,25. Visos sidabrinės. Na va šitos dabartinės jau iš nikelio paprasto metalo padarytos. Bet tai yra dar 20 amžius. Jau 21 amžiui kitokios buvo monetos. Na va čia skirta 50 valstijų išleistos monetos
ketvirčiai dolerių, visom 50 valstijų skirtos, na, jos buvo leistos kokį 10 metų ir tokias kaip geografinė kolekcija skirtos įvairiausioms valstijoms Amerikos. Na, čia yra Didžioji Britanija. Visas albumas vien skirtas Anglijai, Didžiai Britanijai. Na kaip, į pašto ženklų albumą telpa 1000, pavyzdžiui, pašto ženklų, į monetų albumą 100, 150 ir va viena Anglija. Na čia patys pirmieji, aišku, ypatingi. Va čia va yra 1573 metai, Jelizaveta. Būtent Anglijos karalienė, kuri nugalėjo Ispaniją ir būtent Anglija tapo jūrų valdove. Na va, šita moneta yra vienas fartingas, 1648 metai. Čia pavaizduotas Karolis Stuartas, nelaimingas karalius, kuriam nukirto galvą 1650 metais, va, pirmajam. Va, tokia moneta, 100 eurų irgi. Na čia Karolis Stuartas III, 1773 metai. Na va, čia stambios vadinamieji kraunai. Didelės sidabrinės monetos, na jos, kaip sakiau, yra talerio standartas. Ir carinės Rusijos rubliai, ir ten frankai visokie buvo leidžiami. Ir Anglija buvo ypatingai tradicijos. Tai va čia yra sidabrinis šilingas, 6 pensai, čia 1 pensas didelis. Visos monetos panašaus dydžio išlikdavo visą laiką. Na va, čia yra Viktorija, žymioji Anglijos karalienė, kuri valdė beveik 60 metų. Čia yra varinės monetos, fartingas, pensas, pusė penso ir pensas. 3 monetos sudaro seriją. Tik va šitos įsiskiria sunkieji pensai, didesni, o kiti jau pasidarė standartiniai. Na, čia pirmoji serija buvo 1850, 1840 metais. Ir va čia portretai biškai įsiskiria Anglijos karalienė, čia jau senoji ta Viktorija pavaizduota su karale. Iki 1901 metų jinai valdė ir paskui va, pabaigė savo jubiliejų. O čia jau tos pačios Viktorijos sidabras. Na va šitas va, čia netgi ne moneta, čia yra medalis, va skirtas 60 metų jos jubiliejui. Na iš monetų čia, aišku, čia nėra dar kraunų, čia pusę krauno va šitas va, o va šita įsiskiria yra, čia florinas yra, vadinas šilingas, florinas yra 2 šilingai, o čia yra 4 šilingai, o pats kraunas yra 5 šilingai. Tai va, nu, čia vienintelė tokia moneta, gana gerai išsilaikiusi, apie 100 litų kainuojanti. Na, čia va galiu papasakoti, va prašom. Auksas, čia jau auksas, čia, bet, taip sakant, 1/4 suvereno. O va šita moneta yra jau padirbinys, tokia jubiliejinė moneta, skirta vienai antrajai suvereno, jinai varinė, bet paauksuota tik tai. Nu, bet čia parašyta suvereno modelis. Tai yra, kad jinai netikra jubiliejinė. Nu, šita 1/4, tik tiek galiu pasakyti, irgi skirta jubiliejui Elžbietos. Nu, čia yra apie 0,5 gramo aukso, taip kad čia neipatingai. Na, bet auksinės, va, visos kitos suverenas 1000 litų, pusė suvereno 500 litų. Jeigu dar brangiau, tai, sakau, čia auksas labai brangus dalykas tokiai pirkti. Taip. Čia yra 20 amžiaus kiti Anglijos karaliai, varinės monetos. Irgi fartingas, pusė penso ir pensai. Na, čia 3 karaliai ir Elžbieta II. O čia jau sidabras. O šitų va visų. Čia yra po 0,5 krauno. Pati stambiausia net neįtilpo į šitą va visą. Ir va šita va įsiskiria serija 47 metai, nikelio serija. Jau Anglijai irgi apie 46-47 metus sidabrą baigė leisti. Jau brangius metalus, taip sakant, švaistyti ant monetų nebeapsimokėjo. Na va čia
dabartinės Anglijos monetos, Elžbieta II ir čia jau naujieji pensai vadinami. Na, dabar aš jau ten sunkiai susikau 21 amžiui, kas ten Anglijoje dedasi, liktai svarų nėra, bet jau čia 20 amžiaus monetos irgi. Na va, o čia stambieji kraunai, vadinamieji iš Talerio standartų, Viktorijos. 3 serijos buvo, 3 karalienės. Jaunoji Viktorija, vidutinė ir senoji Viktorija. Čia va karaliai irgi sidabriniai. Na, nors jos didelės sidabrinės, bet jos taip maždaug apie 100 litų kainuoja, neipatingai dar. Va šita įsiskiria, čia yra medalis, skirta Edvardo VII po Viktorijos buvusio karūnavimui. 1902 metų karūnavimo medalis sidabrinis. Na, o šitas jau nikelio Elžbieta II karūnacinė moneta, ant žirgo karūnuota ir standartinė. Na, čia pereinam prie Anglijos kolonijų. Čia yra va sidabrinės Indijos rupija, 1840 metai. Gana sena sidabrinė. Nu, čia Viktorija, varinis 1 centas, irgi 1845 metai. Ir tais laikais netgi buvo East Indija, Rytų Indija, kur Kalkutos miestas buvo. Visos Indijos dar Anglija tais laikais neturėjo. Na, va šitas smulkios tai yra Kanada, sidabrinės Kanados monetos. O va šitos varinės jau įdomesnės. Čia yra pati Kanada 1859 metai. Bet reikia turėti omeny, kad Kanada konfederacija buvo. 67 metais tik susikūrė vieninga Kanada. Tai va čia yra Kanados provincija. New Brunswickas, Naujoji Škotija, Newfoundlandas. Na, čia likusios iš Afrikos, Australijos kolonijos. Na ir va šitas jau atskiram albume vėl dideli dolerio dydžio monetos. Va šita įsiskiria $1 Anglijos, bet čia skirtas kolonijoms, Strait Settlements, tai yra Malaizijos kolonija. Naujosios Zelandijos kraunas, 49 metai. Bermudų kraunas, 59, čia sidabrinės. Va šitos visos 3 yra Newfoundlando po 50 centų, dar nekraunai. O šitos va, Falklandai ir Šventoji Jelenos sala dabartinės nikelio formos, čia jau parašyta 50 pensų. Nu, čia yra carinės Rusijos albumas. Irgi daugiau kaip 100 monetų. Ir taigi dar netelpa netgi Tarybų sąjunga, atskiras albumas yra. Na, carinė Rusija tai vienas populiariausių rinkimo būdų ir Lietuvoje, ir Pabaltyje labai daug kas renka. Carinės Rusijos sidabrinės monetos, tuo labiau auksinės, labai daug vertinamos, labai brangios yra kai kurios. Na, čia yra standartinės sidabrinės monetos 19 amžiaus vidurys, kada tą standartą įkūrė Aleksandras II 1860 metais kažkur. Ir čia yra pas mane kas dešimtmetį parodyta iki pat 1915-17 metų Nikolajaus II. Va čia va norėčiau parodyti va šitas monetas. Va. Geros kokybės 1863 metai. Tie metai, kaip tik buvo Lietuvoje sukilimas prieš Baudžiavą, prieš viską. Ir kuo išsiskiria va šitą kokybę, va norėčiau papasakoti, kad visas turi būti smulkmenas matyti, kad neturi būti va nusitrinta. Tai va čia norėčiau kitam puslapį, kad va parodytumėt. Va šitas va erelis, visos smulkmenos, ant kiekvieno erelio sparno yra herbai pavaizduoti. Kiekvienas herbas su visom smulkmenom turi matytis, va tik tai tada vadinamas geros kokybės. O va čia, pažiūrėjau, jau visiškai nutrinta, jau yra prastos kokybės moneta.
Na, o čia yra variniai standartai. Yra 7 sidabrinės monetos, pilna serija yra, 6 varinės. Na, ypatingai, aišku, įsiskiria šitos smulkiosios, tai yra 1/4 kapeikos. 1/4 kapeikos, bet ir tais laikais tai buvo pinigas, už tai buvo galima ir pavalgyti už tas monetas. Tai va čia Nikolajaus II 20 amžius, bet va šitoji va ypatingai man kainavo apie 100 litų, tai yra 1860 metai Aleksandro II, viena iš pirmųjų šitų standartinių monetų. Na čia paskui yra 1 kapeika, 2 kapeikos, sekančios stambesnės yra 3 ir 5 kapeikos. Viskas iš vario. Nu va čia jau yra kitos nestandartinės monetos. Čia vadinamosios Nikolajaus I. Pirmoji serija 1840 metais buvo įkurta. Čia parašyta 3 kapeikas seribrom dar buvo rašoma taip. Nu, čia varinės, bet taip va. O čia 1850 metų serija. Į va šitą seriją standartą išsaugojo Aleksandras II iš pradžių. 1850-60 metais, kol jisai įkūrė savo standartinės. Čia yra irgi 1/4 monetas, bet jos buvo jau vadinamos senoviškai. 1/4 polūška, 1/2 dieniška ir kapeika. Čia einant toliau eina Nikolajaus I dar viena serija, 1830 metai. Čia yra Aleksandro I. Va šita kapeika yra 1812 metai. Na čia sidabrinikė 5 kapeikas pasitaikė viena iš tos, bet čia labai jos brangios, retos, čia viena vienintelė tai pasitaikė netyčia gauti. O čia yra 1795-98 metai, čia Pavelo I serija monetų. O va šitos va, iš viso ekskliuzyvas, taip sakant, čia yra Jekaterinos II, matot, čia toksai kaip jos venzelis, herbas. Tai va čia jos sibirskaja monetos įsiskiria, va čia reikia parodyti, va čia va. Čia matot herbose 2 sabalai, Sibiro simboliai. Tai va kiekviena tokia monetėlė kainuoja po 200 litų. Čia jau netgi varinė labai brangios. Na va, čia jau pačios seniausios. Jekaterinos II monetos, polūška, dieniška, kapeika, 2 kapeikas. O čia Jelizaveta Petro duktė, 1757 metai. Va, o čia 1740 metai dinga ir polūška iš prieš Petro laikotarpio. Čia jau grinai Petro. Tai pats Petras I iš viso įkūrė tą monetų sistemą. Va iki tol buvo tokios, o čia matot tokios monetėlė yra 1698 metai. Čia yra vadinama češuika. Netgi sunku išversti, čia kaip būtų, nu, žuvis ten tokius turi, češuja tokias, vienu žodžiu, tokias mažylytės sidabro gabalėliai ir vario gabalėliai mažyčiai buvo, ten netgi monetų normaliai nebuvo. Tai va čia pirmoji polūška, dieniška ir kapeika, Petro I laikų. Šita va yra 1708 metai, ta 1719 metai. Na, o čia jau iš stambesnių monetų. Čia yra dar 5 kapeikos, kurios netilpo Jekaterina, Jelizaveta, Jekaterina, o čia 10 kapeikų Nikolajaus I. O čia jau sidabras. Čia yra Lenkija. Truputėlį apsitrinusi, bet čia va šita moneta yra 1816 metai. Na, yra pati brangiausia šitoj mano kolekcijai. 150 eurų kainuoja. Bet, pavyzdžiui, monetos skirtingai nuo pašto ženklų, jos vertinamos rinkos kaina. Kur, pavyzdžiui, katalogė parašyta pašto ženklo 100 eurų,
rinkoje tau už jį gali duoti 100 litų, gali 10 litų. Moneta, tuo labiau sidabrinė, jinai brangiau skaitoma negu ta 100 eurų. Nu, bet aišku, palei stovi. O tokia kaip apsitrynusi, nu, gali kainuos 100 eurų. O jeigu būtų gero stovi, į 500 dar daugiau. Tai va 1816 metai. Aleksandras I jis užėmė iš Napoleono Lenkiją, okupavo, galima sakyti, atsiėmė iš Napoleono ir čia va lenkiška 10 zlotų, galim sakyti, arba 1 rublis ir 1/2 rublio. Va šitas va kapeikos yra, čia 10 grošų Lenkija, bet čia yra 1812 metai Napoleono įkurta Lenkijos hercogystė, kuri buvo atimta iš carinės Rusijos ta Lenkija, nes Lenkija, kaip žinot, 1790 metais buvo Rusija pasidalinusi, atsijėmusi. Tai va Napoleonas truputėlį buvo grąžino Lenkijai nepriklausomybę ir paskui vėl atiteko cariniai Rusijai. Na, o čia yra stambusis sidabras vadinamas, brangusis sidabras. Rublis 1870 Aleksandras II, 300 litų. Čia jau moneta rublį, irgi labai gero stovio, 1840 metai, 25 kapeikos. Čia turi būti 50 kapeikų, nėra, irgi ten 100 kainuoja. Va, norėčiau kitą pusę parodyti, kaip atrodo herbai. Tikrai gero stovio, kiekviena smulkmena matosi, nenusitrynė, čia jau kolekcinės monetos, nenutrintos, taip sakant. Na, čia jau yra paskutinė Nikolajus II ir Aleksandras III. Nu, irgi rublis, 50 kapeikų ir 25 kapeikos. Tai va, Aleksandro 25 kapeikų neturiu. Jos kaina 700 litų, net neįmanoma. O šitas palei katalogą 75 eurai. Nu, čia kukliai po 300 litų galim skaityti. O, pavyzdžiui, Nikolajus 50 litų, va šita brangesnė, tik kad yra 1901 metai, jau 20 amžiaus, nu, 100 litų kažkur kainuotų. Šiek tiek brangesnė, bet šiaip čia kokybiškas carinės Rusijos sidabras visur užsienyje labai kotiruojamas. Nu, va, pereisim. Čia va šita dar serija yra Suomija. Irgi autonomija carinės Rusijos valdžios buvusi ir leidosi savasis monetas. O čia yra sidabrinės penios, bet kitoj pusėje yra rusiškas herbas. Čia yra viena iš tų monetų 1917 metai, kada jau nebėra to herbo carinės Rusijos, kada jau Suomija tapo nepriklausoma. Na, o čia prasideda RSFSR, jau Lenino, taip sakant, respublika. Ir va šitas monetas, pavyzdžiui, yra gryno sidabro, jos buvo kotiruojamos kaip valiuta, pripažįstamos pasaulyje, būtent va Lenino laikais. Stalinas paskui padarė iš paprastų lydinių. Na, čia matot, vieno to rublio dar trūksta, labai brangus rublis. 22 metų čia irgi rublis su tokia penkiakampė žvaigždė, o čia, nu, kažkoks valstietis, 2 valstiečiai kažkokie yra toksai va. O čia va varinės monetos, irgi truputį skirtingos, 24 metų pačios pirmosios, va, matot, 2 kapeikos kaip Lenino laikais atrodo, kaip jau Stalino laikais, jau ant kiekio sumažėjo. Tai va čia kapeika, o čia pol kapeikį, va vienintelė Tarybų Sąjungos moneta, kur buvo dar pusė kapeikos, Lenino laikais irgi. Nu va, paskui sekančiam albume jau ten įvairūs Tarybų Sąjungos jubiliejiniai rubliai, nu bet čia aš jau net nenešiu, nes čia jau pigu, taip sakoma.